Taigi, mokiniai, dabar padarykite 123 ir 124 užduotis. Ir po to 123 atsakymas yra 25,4, o 124 atsakymas yra 2. Teisingai. Bet aš norėjau, kad ir kiti vaikai pagalvotų bent kiek. Tai kad nėra čia ko galvot. O tiesa, mokytoja, o kada rašysime kitą kontrolinį darbą? Man labai reikėtų dar vieno 10-tuko. Petrai, čia tavo darbas. Norėjau pasakyti, kad galėjai pasistengti ir labiau. Ne. Taigi, jūs visi namuose turėsite padaryti 6 ir 7 puslapius. Taigi, be nieko besakius, bla 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 bla. Kodėl dabar saulė šviečia? Kodėl tas paukštis apdirba mokytojos mašiną? Kodėl aš čia sėdžiu? Kodėl aš turiu 5 pirštus? Fui, kodėl jie atsiduoda šlapimu? O kada pasaulis baigsis? Kada mano gyvenimas baigsis? O kada šita pamoka baigsis? Taigi, dabar atsiverskite 12 puslapį ir padarykite užduotis. Taip, man tai. Atleisk, neišgirdau, galėtum pakartoti. Aš jūsų klausiu, ar galima į tualetą? Betgi tu buvai tualete prieš kelias minutės. Nu, aš dar noriu. Gerai, eik. Alio? Kas čia kalba? Mama? Ašgi negaliu kalbėti. Kaip kodėl? Tik man kontrolinis dabar. Nu, gerai. Davai, ate. Gerai, aš ir tave myliu. Ate. Nu, bučiukas. Alio? Ivanai? Taigi turėjo vakar atnešti. Kaip tu negavai? Nu, gerai, aš jam paskambinsiu ir išsiaiškinsiu. Nu, davai, paka. Alio, kas čia? Да. Нет. Ну, окей, давай. Ой, дед!